Labutis, bičiuliai. Kokią šiandien vietą atradau. Blemba, pavydžiu net pat savo. Lipu dar biškiuką aukščiau, važiavau su elektrinę mašiną 4 km į viršų, tai pradėjau kilti. Buvo rodė 110, kai užkilau, nerodė 33. Tai jau važiavau, tai biškiuką prakaituodam, sakau, gal neužteks, bet užteka, viskas okei. Tai į kalną kilau, mašiną pastačiau ir va dabar baigiu dar peškom užlip biškiuką. Pakilti dar į aukštesnį čičiut tašką. Tai tuoj parodysiu aš jums, kokie vaizdiniai aplinkui. Va čia tai, wow, žiūrėkit. Fjordai, kalnai, sniegynai. Čia dabar 24 laipsnių šilumos. Kalnuose sniegas. Pilnai dar galvoju aukščiau biškiuką palipti. Nu va, vaizdai tokie. Bet aš dar galvoju paeiti tenai, ant tos viršūnės. Kaip manot, pavyks man ar ne? Atrodo ne aukštai, bet aš taip įsivaizduoju, kai reikės užlipti, bus reikalų. Tai greituoju būdu pabandysiu nueiti užsikerioblinti ir nuo ten vaizdų pažiūrėti, kaip atrodo. Video filmuoti neplanavau, bet geriausias planas, kai nėra plano. Nu, čia keliuku keliaujam. Žiūrėkite, vandenėlis. Kaip ir įprasta Norvegijoj, sakykim, skaidrus. Ir čia kalnuose. Blemba, šaltas. Nu, maudytis ar norėčiau? Gal nelabai. Kad ir laukia rodo plus 24, nu, jutuminė, aišku. Dar vėsoka. Nu, lipam toliau. Nu ką, baigęs keliukas. Man atrodo, reikia čia pradėti kopti į bekelę. Biškiuką statu, sakyčiau. Bet po biškiuką kažkaip ir užsikerioblėsim. Ja. Važiuoju blemba į tokias vietas. Visada nepasiruošęs. Nei batų, nei aprangos. Važiavau tiesiog, kad važiuoti. Sakau, savaitgalis, graži diena. Išvažiuosiu kažkur tais paralinėti. Nu ir va, ralinėjau. Žiūriu, kažkoks kelias. Eini kalnus. Aba! Sakau, užvažiuosiu. Draugą palikau apačioj laužą kūrenti. Biškį barbekių kepsim. O pats sakau, pasinaudosiu progą, kol malka sudegs. Užsikerioblėsiu į viršų. Blemba, aš noriu ten. Nu ja. Atrodo vaizdai tai pasaka.
Aš čia taip drąsiai žygiuoju, kaip kad ne pirmą kartą ir labai tikiuosi, kad neprasmėksiu kur nors. Bet gal neturėčiau. O ten trobelė tokia pavėsinė matos. Tai ten laužą kūrenam. Na, einam tenai, užsilipsim. Bus įdomiau, tada jau galėsim leistis į apačią tikrai. Blemba, čia aš nelipu, o grinai kopiu. Vyriuk, pil prakais, kaip turi būti. Toks jausmas, kad būčiau gėręs vakar. Bet gėriau tik arbatos. Nebe tas amžius. Būčiau pagėręs kažką stipriau. Būčiau nebeužlipęs niekur. Net pusiaukelės nebūčiau pasiekęs. Blemba, kaip čia? O čia gal kažkaip, ne? Kaip jūs manot? Nu nebedaug beliko mums čia. Tik tais per ten gal kažkaip užlipsim. Ką? Bandom? Blemba, pilni batai spyglių prikrito. Aha. Nėra tai baisiai paprasta, kaip atrodė iš pat pradžių. Pilnas krusdėlių ant saulės kaitinas. Bet sorry, tikiuosi aš jūsų daug nesutrypsiu. Bet man užlipti reikia. Nesakiau žiūrovam, ką užlipsiu. Tai ir lipau. Ne kiek dėl savęs, kiek dėl jūsų. Juokauju. Ir dėl jūsų, ir dėl savęs. Blemba, met atgal. Vaizdai. Blemba, nebedaug belika, ką? Viršūnė ranka pasiekiama. Krūmynais, krūmynais, krūmynais. Gazų. Nu ir ką? Galim sakyti, pavyko. Wow. Ant pasaulio viršūnės, ką? Ten, aišku, būtų įdomiau, bet ten atidėkim kitam kartui. Nes dabar nu kur tau su tokia valynė? Nei gėdos, nei sarmatos. Nu dar ant šitą užlipkim. Ir bus viskas. Šiam kartui. Tada reikės sukt galvą, kaip nulipti, nes dažniausiai nulipti yra daug sunkiau negu kad užlipti. Ai. Čia jau, nors gal per ten, ne? Užlipsim, pažiūrėsim, kokiam aukšte esam. Įdomumo dėliai. Up, up, up. Žiūrėk, samanas, kokias. Atrodo švelnės minkštas, bet ne. Šiurkščias ir kietas. Nu. Nu ką.
Pažiūrėkim, kokiam aukštį esam. 655 metrai. Šiam 9 tiksliai, va. Plius minus 3 metrai. Biškiuką ausės užglusęs čiučiut, bet ne per daugiausiai. Tai va, brangieji, vaizdai iš mūsų netikėtos kelionės. Tokie. Ką, bičiuliai? Man atrodo, šitoje vietoje aš ir atsisveikinsiu su jumis. Keliauju į apačią. Užkasiu. Teks važiuoti namo, nes jau kaip bebūtų vakaras artėja. O kuo arčiau vakaras, tuo vėsiau darosi. Nes kaip ir planavau, kaip ir sakiau, į kalnus neplanavau važiuoti. Aprangos neturiu. Tai susirgti tokią gražią dieną tikrai nesinorėtų. Tad, jeigu norėtumėt panašių vaizdų, parašykite komentarus. Tikrai pasimsiu kamerą, nusivešiu jūs, pafilmuosiu, parodysiu, kaip atrodo Norvegijos gamta. Norvegijos keliukai į kalnus. Va. Jeigu pažiūrėt iki galo, paspauskit like, būsiu tikrai dėkingas. Ir nepamirškit užsiprenumeruoti kanalą. Yra tikrai įdomių ir manau, kad naudingų video. O dabar pasimatysim kituose video. Ate!